Sveiki! Šiandieną norime atsakyti į dažnai pasitaikantį klausimą. Kaip elgtis su protiniais dantimis? Tad, kad būtų paprasčiau suprasti, mes protinius dantis skirstome į tokias 3 pagrindinės kategorijas. Pirmoji tai būtų normaliai išdygę protiniai dantys, kurie dalyvauja sukandime. Tokių dantų nereikėtų vertinti kaip kažkokių kitokių. Dažnas mitas, kad jų struktūra skiriasi. Iš tiesų, jie yra visiškai tokie patys kaip ir kaiminystėje esantis dantys, tad jiems gali būti taikomas gydymas ir jie gali būti išsaugomi. Antroji protinių dantų kategorija, kuriems reikėtų skirti jau daugiau dėmesio, tai yra visiškai neišdygę arba kitaip tariant retinuoti protiniai dantys. Tokie protiniai dantys dažnai burnoje yra nematomi, juos pastebime tik atlikę rentgeno tyrimus. Čia yra labai svarbu, kadangi tik rentgeno tyrimų metu mes galime matyti, kokia yra danties pozicija, ar jis stovi tiesiai, ar jis yra pasisukęs į vieną ar kitą pusę, o galbūt jis jau tirpdo kaimyninio danties šaknis. Taip pat galime įvertinti jo ryšį su aplinkinėmis struktūromis, pavyzdžiui, viršutinio žandikaulio sinusu ar apatinio žandikaulio nervu. Kartais net ir pacientui nejuntant apie tokius neišdygusius protinius dantis gali formuotis cistiniai dariniai ir uždegiminiai procesai. Tad net ir nieko nejuntant, turint tokius protinius dantis, visada rekomenduojame bent kartą į metus atvykti apžiūrai ir atlikti panoraminę rentgeno nuotrauką. Pasitarus su gydytoju, nuspręsti, koks tinkamiausias sprendimas jums – laukti, stebėti, o galbūt šalinti tokį dantį. Na ir trečioji kategorija – tai yra dalinai išdygę protiniai dantys. Įprastai jie jau pacientams kelia problemų, nes sudėtinga yra juos išvalyti, kaupiasi apnašos aplink esančius audinius. Tokie protiniai dantys vis dėlto dažniausiai yra šalinami. Dėl to, kad jie ne tik patys gali gesti dėl prasto prieinamumo juos išvalyti, tačiau ir sukelia aplinkinių audinių pažeidimus. Aplink juos vystosi uždegimai, formuojasi kišenės, o dažnai, būdami pavirtę link gretimų dantų, jie gali sukelti ir gretimo danties problemas. Tad geriausią sprendimą visada priimsite pasitarę kartu su savo gydytoju odontologu ar burnos chirurgu. Na ir neatsisakykite, kuomet jums profilaktiškai rekomenduojama atlikti rentgeno tyrimą, nes dažnai tik jis mums ir padeda atsakyti į klausimus, kaip pasielgti geriausiai.